Mūsų čia viskas praeita kaip ir, ane? Dabar liko išvestiniais integralai, vektoriai, o vektorius aš aiškinsiu 11 rytoj, tai čia jūs galit nušaut 2 zuikius, tada mums liks šitas ir šitas, šitas ir šitas. Duomenys ir tikimybės arba būna labai sunku, arba labai lengva. Erdviniai kūnai visiems labai sunku, kai mes šitą darysim, tai čia, sakyčiau, sunkiausia bus tema, erdvinių gan nemažai duoda. O duomenys ir tikimybės arba labai sunku, arba labai lengva, ane? Tai aš nuo šito noriu startuoti nuo vieno uždaviniuko, kuris manau, kad bus. Tai aišku, mūsų šiandien yra išvestiniai mūsų targetas ir integralai šiek tiek, tai mes būsim palietę šituos, ane? Bet noriu startuoti nuo vieno uždavinuko, kuris manau, kad tikrai bus, tai apšylom su šito uždaviniu, sakys, susidaryk, kai duotas skirstinį, tada viskas lengva. Kai neduotas skirstinys, tai aš noriu, kad jūs matytumėt, kaip aš sukuosi su tuo skirstiniu, ane? Tai čia iš tų, kai mes nueisim į duomenis ir tas tikimybės, tai mes šitą akcentuosim visus šitos uždavinius, bet svarbiausia ne per sunku uždavinį pasimti, kad matytumėt taktiką, kaip aš darau. Gerai. Visų pirma, meta 2 kartus ir mes pasidarom lentelę, ne? Pasidarom lentelę. Kas gali įvykti, kai jis meta 2 kartus? Skirstinys tai ir yra. Tai x, kas gali įvykti? Kas gali atsitikti jam, kai jis meta 2 kartus? Kai jis meta 2 kartus, jis gali pataikyti 0 metimų, jis gali pataikyti 1 metimą, jis gali pataikyti 2 metimus, jokio kito įvykio neatsitiks. Susidarom skirstinį, va čia tas skirstinys, iš tų pirmų žodžių, kad jis meta 2 kartus, aš turiu susiprotėti va šitą dalyką. Kad tas skirstinys susidaro, kas atsitinka, kai jis meta 2 kartus, atsitinka arba 0, arba 1, arba 2 pataikyti baudos metimai, ne baudos, nesvarbu, kieno čia metimai. Tada aš parodau, kaip aš sukuosi su šitais va. Pirmu metimu pataikys, ane? Kad pirmu metimu pataikys, aš pasidarau tokią sau lentelę. Gal romėniškai rašysiu, o ne šitaip. Kad pirmas metimas įkris. Pirmas metimas irgi turi 2 variantus, kur vienas parašytas, kitas ne. Pirmas pataikys yra 0,75, kad pataikys, o kad nepataikys, pats susiprotėjau, kad 0,25, pats turi tai susiprotėti. Šitą informaciją pasiteikiau šitaip. Čia mūsų apšilimo uždavinys, ne nuo išvestinio, nuo šito, kur aš manau, kad tikrai bus. Antras metimas. Manau, kad jūs supratot, kas čia vyksta, ne? Pataikys iš vis čia jūsų nesenos temos, bet pasikartot. Ne problema pasikartot. Gerai, pataikys, nepataikys 0,8 ir nepataikys 0,2. Kai tu turi va šitą, tada lengva užsipildyti tą skirstinių lentelę, lengva ją užsipildyti, nes tikimybės skaičiuojamos dauginant, dažniausiai skaičiuojamos dauginant. Einam paskaičiuoti pirmą. Va šitą paskaičiuoti, nes šitą labai lengva paskaičiuoti. Pirmas. Tikimybė, kad šitas žmogus nepataikys, tai rašau ne n ir n, nepataikys, imam šitą, sudauginam su šitu, nes kad jis įmes 0 baudos metimų, tai reiškia, nepataikys. Tai 0,25 kart 0,2 ir tai bus atsakymas, kiek čia bus? 0,05 lygtais, ane? 0,05. Dabar iškart jums duodu patarimą. Iškart patarimas mano bus toks. Va šitą apskaičiuoti sunku. Kodėl sunku? Nes antrą, tarkim, va šitą antrą, jeigu aš norėčiau, jei iš eilės, jau aš toks tvarkingas, noriu antrą skaičiuoti, tą antrą apskaičiuoti sunku, bet trečią apskaičiuoti nesunku atvejai, ne? Bet aš, tarkim, kaip skaičiuočiau antrą atvejį, jeigu jums prireiktų. Yra 2 galimybės, kad jis įmes vieną baudos metimą, tai kad pataikys pirmą ir antrą nepataikys, arba
gal čia be raidžių, ne? Arba, nu, su P raidė tai tikimybė. Pirmą nepataikys ir pataikys antrą. Atsimenat, žodelis ir tai daugybą, žodelis arba tai pliusas. Matot, kiek čia man daug skaičiavimų. Tada man reikia dauginti, ką man čia reikia dauginti? Kad pirmą pataikys, antrą ne, tai šitą su šituo kaip ir labai daug skaičiavimų. Tada šitą atbulinį mušu ir einu skaičiuoti visgi šitą, nes šitą paskaičiuoti lengva. Trečias mano veiksmas visgi, antrą biškį atgal, aišku, ten skaičiuotojus viskas gerai, bet trečiam atveju, kad jis 2 baudos metimus pataikys, tai yra labai smagu. Šitą sudaugint su šituo. Reiškiasi, pataikys. Nu, tas P raidė ir čia P raidė, šita P raidė tai reiškia tikimybė, o čia tos P raidės reiškia pataikys, galėjau kažkaip pakeisti. Bet nesvarbu, yra 0,8 kart 0,75. Noriu tada pasiimu fotometą, paskaičiuoju. Ką aš turiu? Čia vietoj šito langelio rašau. Oi, čia man atėmė. Fotometas man atėmė. Rašau vietoj šito langelio 0,6. Ir jūs žinot, kad čia visas tikimybės sudėjęs turi gauti vienetą. Tai tada, kai aš grįšiu į antrą, tai man visgi iš vieneto reikia atimti tas 2 tikimybės, atimti tas 2 ir gausiu tą skirstinį. Iš vieneto reikia atimti 0,6 ir 0,05, tai gausiu 0,5, aš čia mintinai skaičiuoju, aš tikiuosi, kad taip yra. Nes šitie 2 tai 0,5 sudaro, ne? Jo, 0,5. Viskas. Skirstinys sudarytas, tai yra sunkiausias dalykas. Sudaryti skirstinį yra sunkiausias dalykas. Jeigu jis bus duotas, tada lengva, bet jei neduotas, tada sunku. Aš paėmiau labai lengvą uždavinuką ir daviau taktiką jau mane. Tada pirmą jau padariau sudaryk skirsnį, čia dažniausiai būna 2-3 taškai, o gali būti ir 3 taškai, gali būti ir 2 taškai. Aš garantuoju, kad duosiu sudaryti skirsnį, aš kažkaip taip manau. Aš visus savo manimus, aš paskui sudėsiu į vieną galutinį bandomą į tokį jūsų egzaminą. Aš turiu iš kur imti labai daug, bet reikia labai sunku atsirinkti ne trešą, o atsirinkti tai, kas tikrai naudingas. O šitas uždavinys labai mums naudingas, ne? Vieni gal jau moka, kiti prisiminė, bet viskas gerai. O apskaičiuoti matematinę viltį, tai aš tikrai neskaičiuosiu, kodėl. Tik tai tu supras, kas čia vyksta. Ne? Šituos 2 sudaugini. Kas čia? Šituos 2 sudaugini. Ir galiausiai šituos 2 sudaugini ir sudedi. Viskas, matematinė viltis ir yra tokia. Ką skaičiuoja matematinė viltis iš vis? Ką iš vis skaičiuoja matematinė viltis? Matematinė viltis paskaičiuoja, geriausiai tai loterijose atspindi, kiek žmogus gali laimėti pinigų. Jo, labiausiai matematinė viltis, nu jeigu loterijos ratas būtų, čia 0, čia 5 eurai, tu laimi, čia 10 eurų, čia 2 eurus, čia vėl 0, čia kokį 1, tarkim EX, vidutiniškai laimės žmogus, sukdamas šitą ratą, tarkim 4,5 eurų laimės vidutiniškai, tarkim, ne, aš neskaičiau šitą matematinę viltį. Ką aš darau Auvneris, ką aš darau šitas savininkas šito rato? Nu, tikrai nebūsiu durnas ir paimsiu kainą bent jau 5 eurus. Ir kiekvienas pas mane atėjęs žmogus man uždirba 5 centų iš karto automatiškai, matematiškai sukant milijoną kartų, aš visada uždirbsiu po 5 centų nuo žmogaus. Tai jeigu suks 1000 žmonių, tai uždirbu 500 eurų. O, matematiškai. Matematinė viltis, visi skaičiuoja matematinę viltį, bet nežino, ką skaičiuoja. Matematinė viltis dažniausiai rodo, kiek vidutiniškai tu laimėsi, labai dažnai ratuose, va šitaip, ratuose. Ant ko kazino pastatyta? Pastatyta ant matematikos iš tikrųjų, ant matematikos. Paskaičiuota, kiek žmogus laimi ir kazino visada laimi. Tai va, kai būsit studentai, apeikit. Lažybas, kazino, viską apeikit. Važiuojam toliau.
Įsimečiau šitą uždavinį, bet aš apskritai norėjau papasakoti apie funkcijas ir paskui jau funkcijų išvestinės jau mes eisim. Dabar apie funkcijas aš noriu papasakoti, nežiūrim gal šitą uždavinį, funkciją. Funkcija apskritai, ne? Yra keisti klausimai, kurių žmonės kartais nesupranta, ko paprašo. Va čia prašo, kada kerta OX ašį. O manęs gali paklausti, kada kerta OY ašį. Aš noriu parodyti vieną dalykėlį. Va. Kai tu nusibraižai bele ką, tu gali visada įsisukti, jei nežinai, ko tavęs prašo. Kada kerta OX ašį. Va, čia kerta OX ašį. Tai į visus klausimus yra atsakymas visada grafinis. Va, kada kerta OX ašį. Va šituose taškuose. Bet šituose taškuose man yra aiškus vienas dalykas. Čia visur y nuliai. Čia visur y nuliai. Aš duodu jums gerus patarimus. Man tai čia geras patarimas. Aha. Tai reiškiasi, kerta x. Tai vietoj y statai 0 rasi. Pajautit, ką aš dabar norėsiu jums pasakyti. O jei kerta y, va šitą. Kerta y ašį, va šitą ašį, y ašį. Tai čia x 0. Ne? Antras. Kerta y. Tai vietoj x statau 0. Va kaip smagu, va kaip gražu. Jei žmogus mato taip situaciją, tai jis manęs niekada gyvenime nepaklausė va šitų taisyklių, nes jis mato. Aš visada stengiuosi, kad visi matytų grafiškai. Tai va. Ir dar šitą užrašiuką tikrai žinokite, ne? F nuo G nuo X, tai reiškia į F įstatau G nuo X. Į F įstatau G nuo X, tai reiškia G nuo X įstatau visur, kur matau X čia ir čia. Kaip čia atrodytų, ne? F nuo G nuo X. Op. Į F įstatau G nuo X, tai ten, kur X rašau X minus 3. X minus 3 kvadratu minus 7 kart X minus 3. Čia viską atsiskliaudinėju. Klausimas, kada kerta x ašį, tai reiškia prisilyginu 0. Paskui prisilyginu 0 ir sprendžiu. Aš dabar neužsiimsiu tokiais reikalais. Nes čia yra, kaip vienas žmogus sako, darbščių rankų būrelis. Čia, kaip sako tas Vanagas, darbščių rankų būrelis. Čia viskas. Jau mes įsisprendėm šitą uždavinį kaip ir. Mes atskleidžiam, ko jisai nori. Nori, kad aš šitą užrašą suprasčiau ir nori, kad suprasčiau, va, kad vietoj y visgi statyti, vietoj atsakymo 0 statyti. Viskas. Dabar išvestiniais. Aš turiu labai gražią skaidrę, kurią jau jums daviau. Išvestinę paprastą rast, tai čia viskas aišku. Sudėtiniai išvestiniai, kaip ir viskas aišku. Naudojimas, ką aš čia pasakiau, liestiniai naudojimas. Min, max, ridimas, didėjimo, mažėjimo intervalų. Aš čia viską gerai kaip ir pasakiau. Labai gerai pasakiau. Jo, kada tu panaudosi išvestines, va čia yra labai geras klausimas. Labai čia viskas gražiai iš tikrųjų užrašyta. Vien šitą skaidrę supratus, čia viskas kaip ir aišku. Laukiu šitą skaidrę dar kartą įsimesiu, susimažinsiu ir pašnekėsim, kada tu naudoji išvestinę. Kada tu ją naudoji. Tu ją naudoji tekstiniuose uždaviniuose, kaip pamatai. Kada tu naudoji išvestinę? Kai matai žodžiai, kertiniai žodžiai, ten apie funkcijas būna ir žodžiai būna tokie. Žodžiai gali būti tokie ir tau mintyse iš karto tu skaičiuok išvestinį. Žodžiai. Tarkim. Didžiausia. Mažiausia, aišku. Didėjimą. Mažėjimą. Tai jinai išvestinė realiai padeda svarbiausia rasti šitos dalykus. Didžiausia, mažiausia reikšmė. Jeigu man kažkokia funkcija nubraižyta, kažkokia tai funkcija, palaukit, nubraižysiu taip. Va taip kažkaip. Man išvestinė iš tikrųjų padeda rasti maksimumus, minimumus ir didėjimą, mažėjimą. Tai jūs įsivaizduot, ką reiškia, kad man padeda rasti mažėjimą? Ką reiškia? Tai reiškia, man padeda rasti šitą intervalą. Man padeda rasti šitą intervalą. Ir šitą intervalą. Man padeda rasti mažėjimo intervalus. Žiauriai gerai. Ką reiškia, kad man rasti,
kad man didžiausia reikšmė, ne? Didžiausia. Tai man pradeda rasti šitą tašką, man padeda rasti šitą tašką. Kaip man jį padeda? Nepamirškit, kad 100%, 100% kažkur jums reikės, jau čia tikrai 100% duodu, susidaryti šitą lentelę F. Šitą. Jau čia milijonas procentų. Į šitą įsidėsit K, į ją įsidėsit, rasit F išvestinę nuo X, prisilyginsit nuliui ir sudėsit kritinius taškus. Kai tu įsprendi šitą lygtį, tu gauni X1, gauni X2, gauni kritinius taškus. Kritiniai jie vadinasi, ką reiškia kritiniai. Neaišku, ar jie didėjimo ar mažėjimo. Tai va čia va, ta prasme, min max, tai šitų atveju. Čia va max, ne? Čia max. O va čia min. Jo, aš biškutį giliau aiškinu apie išvestinę, ne? Tai va, jį padeda man tokius dalykus. Nu tai čia va įsistatau X1, čia tarkim, va būtų X1, tie visi X2, X3. X1, X2, X3. Jeigu čia tai mano reguliari funkcija, čia tarkim F nuo X. Jeigu didėja, tai man išvestiniai rodo pliusą, tada mažėjimas rodo minusą, tada vėl pliusą. Ir tada va suprantu, ką man jį padeda va tokius dalykus rasti. O čia max, čia min. Ir ten greičiausiai vėl ir vėl max. Garantuotai šito reikės. Garantuotai šito reikės. Apie tai šiandien ir noriu aš jums dėstyt. Ir čia su integralais vėlgi, tik tai biškutį parodau, kaip aš jums įrėminau integralų sprendimą. Integralus tu sprendi tada, kai susikerta dvi funkcijos ir aš tai sprendžiu kiti sprendžia per vieną veiksmą, aš sprendžiu per 3 veiksmus. Aš savęs paklausiu, ar matau rėžius, ar matau šitos susikirtimo taškus. Ar matau? Jei nematau, tai susilyginu ir tada gausiu A ir B susikirtimo taškus, kai spręsiu. Tada antras. Iš aukščiau atimu žemiau, kad nepamirščiau, va čia iš tikrųjų tai rašoma, bet aš iš karto tai darau, H nuo X aš pasivadinau, iš aukščiau atimu žemiau, būtinai iš aukščiau žemiau, iš parabolės atimu tiesiai šiuo atveju. Ir tada tai ką gaunu, H nuo X, įsistatau čia ir skaičiuoju, man skaičiuoja skaičiuotuvas, čia daug ką daro skaičiuotuvas. Tai išvestiniai integralai mums nuo šiol turėtų būti lengva vien šitą skaidrę supratus. Čia kaip ir lentelės, atsakymai. Ir aš prie šito va grįšiu, didžiausia, mažiausia reikšmė, bet iš pradžių apskritai reikia mokėti rasti išvestinės, ne? Paprastą išvestinę rasti, tai nėra kas veikti. Bet visas šitas aš įsimečiau čia atsakymus. Dar ką noriu parodyti. Nutempus vadovėlyje irgi yra kartojimas, irgi yra va, bilietai, 20 bilietas, bet yra daug tokių negerų uždavinių, net nereikia jų. Va šitas jau geras, nes jau gerai šitas. Atsinau dydžio skirsnį, jau gerai. Didžiausia, mažiausia reikšmė, mes jau viską šiandien įsiaiškinsim, mums nebereikia šito uždavinių. Čia tai visi geri uždaviniai šitam variantui. Kai kur būna blogi uždaviniai, ta prasme senoviški ne A lygiui. Tai va, čia kol kas pataikiau į visus gerus. Pirmas, o čia geras koks tas. O kartais ten, va, įspręs tiesiog lygtį, nu tai tokia, tai čia jau ne A lygis, čia 8-okui galiu duoti 9-okui. Tai va. Gerai. Aš įsimesiu prie antro atsakymus. Kodėl įsimetu atsakymus? Todėl, kad šitie uždaviniai jau sunkus. Ir aš turiu matyti apie išvestinės dar įsimesiu va šitą. Viską apie išvestinės įsimetu. Nu va, apsiginklavau. O dabar einu žiūrėti, kas čia vyksta. Visų pirma, tai jūs nepamirškit va tokį dalyką. Va čia pasidarau rėmelį paprastiem dalykam. Paprasta. Jeigu mano išvestiniai, pavyzdžiui, yra x3, mano funkcija, tai išvestinė funkcija, f išvestinė nuo x yra lygu 3x kvadratu. Kodėl? Todėl, kad laipsnis keliauja žemyn ir laipsnis sumažėja per 1. Tai čia viskas parašyta. Laipsnis žemyn, laipsnis sumažėja per 1. Čia paprasta išvestinė. Čia sudėtinis išvestinis.
Tai dabar jūs turėsit matyti, kad čia nepaprastai išvestiniai. Va. Kai aš šitą pasidariau, o čia paprastai išvestiniai, o dabar čia A dalyje nepaprastai išvestiniai. Aš galiu užsidėti plytą, aš galiu nematyti vidaus ir įsivaizduoti, kad ten x, paskaičiuoju plytos išvestinį. F išvestiniai nuo x yra lygu. Įsivaizduoju, kad ten plyta, tai 3, skliaustelėje plyta, o čia 2, ne? Kaip čia padariau? Aš padariau kaip čia. Bet viduje tai buvo 2x minus 3 perrašau. 2x minus 3. Mes dabar ką tik atsimušėme į sudėtinę išvestinę, aš tą noriu pasakyti. Ir reikia dauginti iš tos plytos išvestinės. Iš jos išvestinės aš iškart darau. Kartu. Ir tada sutvarkau. 3 kartu 6. 6 kart 2x minus 3 kvadratu. Kad mums būtų lengviau matyti situaciją, aš manau, kad jūs supratot, bet kad mums būtų lengviau matyti situaciją, aš atsinešiu tą vietą, ką aš ten parašiau. O čia labai geras pavyzdys. Labai geras pavyzdys. Išorinė, vidinė, aš vadinau, kaip nori, taip vadinkit, tikrai duos sudėtinių išvestinių, todėl aš va čia labiau noriu akcentuoti tas sudėtinės išvestinės. Nu, čia prisinešiau visko, tai daug. Čia pasidėsiu. Jeigu man reiktų nusispalvinti, tai, nu, arba plytą galima užsidėti, ne? Čia galima užsidėti, matau šaknies išvestinę. Dabar kokie dar paskaičiuojam. Sinusų, va. O sinus 2x išvestinė. Čia kosinusų paskaičiuota išvestinė. Sinuso išvestinė yra kosinus x, ne paprasta. Paprastoji sinuso išvestinė. Ai, čia aš turiu viską. Sinuso išvestinė yra kosinus x. Užsidedam plytą. Nu, ta prasme, užsidedam. Viduje matau ne x, o daugiau. Tai d dalis. Nu, aš tikiuosi, kad sugebėsit paskaičiuoti f išvestinį nuo x, d dalyje iškart skaičiuoju. Skaičiuoju kaip sinuso. Pritaikau va kosinus 2x. Įsivaizduoju kaip plytą ir tiesiog pasižiūriu va į šitą. Bet pamatau, kad viduje buvo ne x, o 2x, tai skaičiuoju plytos išvestinį. Kartu. Atsakymas 2 kosinus 2x. Nu, aš tikiuosi supratot, aš žinau, kad tokių 100% bus. Dar keletą paskaičiuojam. Paskaičiuojam su tangentu, e dalis, jau supratot tikrai. Įsivaizduoju kaip plytą, todėl kaip plytą įsivaizduodamas, tai aš pasižiūriu tiesiog čia. Tai reiškia, f nuo x išvestinį yra 1 iš kosinus, aš kvadratu ir tos plytą turiu perrašyti, kaip ir 4x turiu rašyti, ne? Turiu rašyti 4x. Dauginti, atsihaidino plytą ir plytos išvestinė yra kas? 4. Tada biškutį sutvarko, arba palieku, jei nenorit sugadinti, geriau palikit, vis tiek užskaitysiu jums. Nenorit sugadinti, nes aš matęs, kaip sugadinau uždavinių ir paskui neturi teisės duoti balų. Kaip čia galėtų sugadinti? Nu, parašytą ketvirtą nugrūsti į apačią. O tas ketvirtas tai yra kaip 4 pirmosios, todėl gražus atsakymas šiaip. Nu, tipo sudaugini. Kosinus kvadratu 4x, geriausia šitą dėti į skliaustelius, kad prie jo nelyst. Gerai, paskaičiuojam g dalies. G dalis taip apsidirba mane su sudėtinėmis išvestinėmis. Sudėtinės išvestinės mums bus dabar lengva. Įsivaizduoju, kad viduje plyta, įsivaizduoju, kad x, galima įsivaizduoti, kad x, ne? Pasiskaitom apie ln x išvestinė, kur čia? Log. Ln nebuvo duota išvestinė, duota log išvestinė. Gerai, susitvarkysim mes ir su tuo. Nu, arba pats pasidarau. Ln x išvestinė. Šito daikto išvestinė, aš savo įsivedu taisyklę, yra 1 iš x kart ln ir toks koks pagrindas ln e. Ir dabar jūs nepamirškit vieną dalyką. Ln tai reiškiasi log e, o čia log e yra vienetas. Tai aš nematau ln išvestinės, tai reiškia šitą tokia išskirtinė išvestinė. Ln x išvestinė yra tiesiog 1 iš x. Yra tiesiog 1 iš x. Šito nepamirškit. Jeigu aš čia nenusikopinau, gal visko nematau šito. Ln x išvestinė yra 1 iš x. Taip jau gaunas. Nes čia ln e yra vienetas. Todėl įsiprastina. Tai reiškia f išvestinė nuo x
yra lygu 1, bet ne iš x, iš plytos. Pas mane ta plyta 2x minus 3 kart plytos išvestinį. Plytos išvestinį kart 2. Sutvarkom, sudauginam, tai viršui tas dvejetukas nusikelia, apačioje 2x minus 3. Ai, čia atsakymus aš pamiršau pasitikrinti, bet taip ir yra. Kiekvieno gali būti šitas dalykas. Nu, dar h dalis graži man čia tilps. H. EX išvestinė irgi visada duoda paskaičiuoti. Aš ką atsimenu? EX išvestinį, čia tai skirtinė, tai yra EX. Tai reiškiasi F išvestinį nuo X yra lygu. Kaip ir gaunasi tas pats daiktas, pas mane tas pats daiktas yra va šitas daiktas. E minus 7x plus 2 kart plytos išvestinį. Plytos išvestinį kart minus 7. O šitaip. Ir tada minus 7 iškelsiu į priekį, jo, tai čia viskas, aš jau netvarkysiu atsakymo, supratot. Supratot, viskas yra ir bus gerai. Viskas. Pirmas uždavinys suprastas tikrai. Labai noriu akcentuoti tą sudėtinę išvestinę. Sudėtinė išvestinė yra išorinė kart vidinė. Išorinė kart vidinė, va kaip išversta. Nes iš tikrųjų, va čia ta formulė tai labai sunkiai suprantama, žiūrėkit. F nuo G nuo X išvestinė kart G nuo X. Sunkiai suprastama. Sunkiai suprantama, ką aš vietoj jūsų nuėjęs padaryčiau. Aš va, prie šitos formulės pasirašyčiau išorinė, ane? Gal jūs išorinė išvestinė kart vidinė. Vidinį išvestinį. Gal jums lengviau bus. Jūs į savo formulynus galėsite daryti, ką norit. Gal jums bus lengviau šitai. Man taip lengviau atsiminti. Išorinį kart vidinį. Išorinį kart vidinį. Gerai, dabar nueinam pasižiūrėti. Oi. Kas ten per uždaviniai iš vis šito išvestinės temos. Čia jūsų knygos, horizontų knygos. Antras uždavinys, nes pirmas yra labai lengvas, ten net nesudėtiniai išvestiniai. Antras sudėtiniai išvestiniai. Trečią aš jau nakart sprendžiau. Ir jis kaip ir lengvas gan uždavinys, ne, gan sunkus gal gavosi, bet aš jį gerai sprendžiau. Aš jau kažkurioje pamokoje šitą sprendžiu. Dabar čia. Nustatyk čia liestinė. Liestinė tikrai bus. Čia nustatyk didėjimo mažėjimo intervalus. Liestinė irgi šiandien skaičiuosiu. Nustatyk didėjimo mažėjimo intervalus, nustatyk funkcijos ekstremumo taškus ir ekstremumus. Padarom pačius lengviausius, kad žinotume, kaip veikia viskas. Kaip viskas veikia, tai aš gal čia va įsimesiu, kur aš šnekėjau apie tai. Matote, čia šnekėjau apie tai, čia ir įsimetu. Pamatai žodį didėjimas, mažėjimas, reiškia, tos funkcijos skaičiuoja išvestinę. Pasiskaičiuojam pačią lengviausią, tai mes nenorim sunkiai dirbti. Nu, galim ir šitą skaičiuoti gal. B dalį gal padarom. B dalis. F išvestinė nuo X yra lygu X trečiuoju, 4X trečiuoju minus 4,5, ne, laipsnį žemyną, ne, nu, ir susidaugina minus 9X. Va. Čia yra kas? Čia yra išvestinė. Tada šitą išvestinę prilyginu 0. Tai reiškia 4X trečiuoju minus 9x lygu 0. X keliu prie skliaustelius. X prie skliaustelius. Skliaustuose lieka 4x kvadratu minus 9 lygu 0. Šitą įsisprendžiu va taip x, o šitą galiu skaidyti 2 skliaustelius, bet iš tikrųjų jūsų skaičiuotuvai, jeigu jūs turit gerus, įsprendžia 2x minus 3, 2x plus 3 lygu 0. Tai aš jau žinau, kad čia gausiu x1, x2, x3. Iškart žinau, nes man šitas duos 0, šitas duos 1,5, o šitas duos minus 1,5, iš kur gavau, nu tu turit žinot. Todėl į šitą susidedu F išvestinė, nu čia daug darbo, ne? Ir F nuo X. Ir didėjimo mažėjimo intervalus aš parašysiu tada, kai įsiaiškinsiu tuos, tik svarbiausia, pirmą įsidėti iš eilės minus 1,5. Tada dedam 0, tada dedam 1,5. Šitas darbas jūsų laukia tikrai 100%. 100%. Aš čia pasimėjau biškį sunkesnį, gal lengvesnį man reikėjo pasimti. Gerai. Ir kokį nors vieną intervalą paskaičiuosiu, tarkim, čia vienetą dedu. Čia dedu vienetą,
Vienetą duodu į kur? Į išvestinę, ne? Į išvestinę. Kur mano išvestinė? Čia mano išvestinė. Kas man gaunasi? 4 minus 9. Man gaunasi minusas. Tai aš taip spėju, kad čia bus pliusas, čia minusas, čia pliusas. Ką man sako, parašyk didėjimo mažėjant intervalus, aš parašysiu tik didėjimo. Didėjimas yra šitas ir šitas. Didėja. X priklauso intervalui nuo minus 1,5 iki 0 ir nuo 1,5 iki plus begalybės. Jeigu čia atsakymas į temą, tai reiškia, mes gerai sprendžiam. Aš mažėjimo intervalų nerašysiu, kodėl, nes va jie. Nuo minus begalybės iki šito ir nuo šito iki šito. Easy money. Sutikę išvestinės. Funkcija didėja nuo 1/2. Oi, aš A dalį žiūriu, B dalį man reikia žiūrėti. Didėja nuo minus 1/2 iki 0 ir nuo 1/2 jo, aš tą patį padariau, ne? Aš B taigi dalį darau. Biškai įsigandau, biškai nugazdino mane. Įsimetu atsakymą. Ar aš tą patį parašiau? Taip, tą patį parašiau didėjančių nuo šito iki 0 ir nuo 1,5 iki plus begalybės, tik tai su trupmenom parašyta, aš tą patį padariau. Ar jūs jausit šitos uždavinius? Nu, turėsit pajausti. Dėjimas, mažėjimas, maksimalią reikšmę, minimalią reikšmę. Kartais aš to nesuprantu užrašau. Ras ekstremumo taškus, ekstremumus. Ko čia manęs klausia, ne? Vieną padarom, išsiaiškinsim, kas yra kas. Vieną padarom. Ir išsiaiškinsim, kas yra kas. Tik vieną užteks. Ekstremumo taškus, ekstremumus. Žinosim, apie ką eina kalba. Čia 8 atsakymas. Ekstremumų taškus, ekstremumus. X min. Tai čia, jo, supratau. Aš padarysiu A, tai jis bus pas lengviausias. Pamato tokius žodžius, tai jum galvoj iš karto tas pats. Pirmas veiksmas, F išvestinį nuo X, tai aš A dalį darau. Pačią lengviausią dalį darau. Šito iš daikto išvestinį yra 4x plus 5. O, kokia lengva, ne? Labai lengva išvestinį. Jie prisilygino 0, 4x plus 5 lygų 0, gaunu kritinį tašką, x lygų 5 į kitą pusę ir pasidalinu iš 4 minus 1,25. Gal pasisakau, kad čia kritinis. Kuo jis kritinis? Jis bus kažkoks, jis bus minimumas arba maksimumas. Čia mano antras veiksmas, išvestinė prisilyginau 0 ir gavau kritinį tašką. O trečias veiksmas, kadangi gavau tik vieną kritinį tašką, tai reiškia, man darbo bus mažai. Man bus mažai darbo. Trečių veiksmų lenteliai. Visada darysi tą lentelę. Visada. Lentelė. F išvestinį nuo X. F nuo X ir įsidėsiu tik vieną. Minus 1,25. Ne? Ir dabar tokį kaip intervalų metodų. Minus 1,25 čia 0 yra. Čia 0 egzistuoja. 0 įsidedu. Į čia gaunu pliusą. Čia gaunu pliusą, čia gaunu minusą. Tai reiškia, mano funkcija šitam intervale mažėja. Šitam didėja. Ne? Mano funkcija mažėja, didėja. Dabar kas čia per klausimas? Keistas klausimas. Ir aš turiu suprasti, ko iš manęs nori. Šitas taškas yra minimumo taškas. Minimumo, nes iš mažėjimo perėti į didėjimą, tai tas pats, kas vas toks. Čia minimumo taškas. Minimumo taškas. Manęs iš tikrųjų klausia abiejų ir x, ir y. Tai reiškia, x minimumas yra minus 1,25. O y minimumas manęs prašo jį įstatyti va į čia. Aš tiesiog tingiu įstatyti. Bet jūs kažką gausit. Dabar pasižiūrim, ar man išvestinė tikrai man tokia jinai galinga ir jinai man pasako, kad mano šita funkcija mažės iki minus 1,25. Geras, ne? Einam pažiūrėti iš tikro. 2x kvadratu plus 5x minus 7. Aš tai viską pasitikrinu, aš žiūriu, tikrai taip funkcija labai man tokia man pagalbininkė. 2x kvadratu plus 5x minus 7. Žiūriu. Jinai mažėja ir čia mažėjimas sustojo. Koks čia x-as? Toks ir yra minus 1,25. Galėjau būti aiškesnis, tai būčiau labiau jau čia. Eureka būtų labiau eureka.
ir nuo šito taško pradeda didėti. Yra tik vienas lūžio taškas, tik vienas šitas lūžio taškas, gal man jo rodo x, y. O, ekstremumas, matot, čia yra ekstremumas, minus 1,25 ir minus 10, šitokį ir atsakymą turėjau parašyti. Minus 10,125, minus 10,1,8, tas pats. Yra tik vienas lūžio taškas, paraboliai faktas, kad turi tik vieną lūžio tašką. Iš mažėjimo perėmina į didėjimą. Tai va, ką padeda išvestiniai skaičiuoti. Štai, ką jos padeda. Va, kaip gerai. Štai kaip gerai. Ir tada 100%, vėl aš mėgstu sakyti 100%, neturėčiau taip sakyti, bus tekstinių uždavinių, kur aš čia prisikėliau tų tekstinių uždavinių. Va. Bus tokių tekstinių uždavinių. Greičiausiai bus sunkesnis, bet mes vėl užmatom žodį didžiausias. Vėl užmatom žodį didžiausias. Visokių įvairių tekstinių uždavinių bus, bet užmatom žodį didžiausias, man jau liko galvoje, ne po mūsų pamokų. Matau žodį didžiausias, skaičiu išvestinę, bet neturiu kieno išvestinę, kas čia namo išvestinė, darželio išvestinė, kieno čia išvestinė skaičiu. Pasidarysit iš šito. Iš šito reikės patiems daug padirbti, kad tu turėtum funkciją. Skaitom. Šalia namo sienos, nusibrėžiam namo sieną. O čia namo siena. Čia juodas namas. Pasiimu raudoną. Yra darželis. Yra darželis, kurį reikia patverti 16 metrų ilgio vielos tinklu. Tai čia ta raudona spalva yra 16 metrų. 16. Čia yra 16 metrų. Ne? Reiškia, šitas 3 sudėjus aš gaunu 16. Ką jūs darykit? Pirma. Kažką žymėk x. Tu neturi kito kelio, tai mūsų funkcijos visos per x. Tai pažymim, o čia x ir čia x. Nes jos vienodos. Nu, žinau, galėjau ir apačioje x žymėti, bet čia pažymėjau, aš taip pasirinkau. Kažką žymėk x. Antras žingsnis. Norėčiau šitą, kad jūs įsireikštumėt per x, bet aš sakysiu gal taip. Kita žymėk y, bet žymėk y laikinai. O, kaip gerai pasakiau. Žiauriai gerai pasakiau. Laikinai. Pam. Ir trečias. Susikurk f nuo x. Funkcija per x. Susikurk funkciją per x. Jei aš turiu du nežinosius x ir y, tai tu niekaip nesusikursi. Kas man padės y išreikšti? Man padės va ta 16 metrų ilgis. O čia yra mūsų sistema, kaip mes darom. Mano pirmas veiksmas. Einu išsireikščiu y per x. Aš suprantu, kad x plus y yra 16. Čia mano tvora. Mano tvorelė. Čia tai netveriu tvoros, ne prie namų. Nu ką man tvertas, taupau vietos. Tai reiškia, 2x yra lygu. 2x plus y yra lygu 16. Y yra 16 minus 2x. Va, man tas perimetras man padėjo rasti va šitą. Va šitą, kol išaiškinu visiems, tai praeina, žinokit, belė kiek laiko. Nemoka susikurti va šito. Susikūriau. Tai reiškia, y ištrinu, parašau 16 minus 2x. Ir tada liko pradinės klasės. Kokie turi būti matmenys, kad plotas būtų didžiausias? Nu, grįžkime į 5 klasę, gal net į pradinę klasę. Antras veiksmas. Ploto funkcija yra šitą sudauginsiu šituo. X kart 16 minus 2x. Kad ta ploto funkcija būtų gražesnė, tai aš tą ploto funkciją atsiskliaučiu. 16x minus 2x kvadratu. Čia ploto funkcija.
Toliau ką darau? Kadangi plotas būtų didžiausias, tai darau visą tą mechanizmą, ką aš ten jums rodžiau. Visą tą mechanizmą darau. Tada tą plotą prisilyginsiu 0, tai reiškia 16x minus 2x kvadratu lygų 0. Randu kritinius taškus. Kritiniai taškai bus, šitą sprendžia skaičiuotuvas, ne jau man čia spręst. 2x prie skliaustelius, skliaustuose 8 minus x lygų 0. Kritinis taškas 1x bus 0, kitas bus 8. Kritiniai, bet visai nekritiniai. Visai šitas man nekritinis, nes x 0, tai net neįmanomas, nu, ta prasme, ar aš aptversiu su 0. Ar aptversiu su 0, jūs turit logiškai įsivaizduoti. Tai spręsim pilną šitą uždavinį. F išvestinį nuo x. F nuo x, manęs šitas 0 nedomina, mane domina tik 8. Kodėl manęs 0 nedomina? Nes suprantu, kad mano x turi būti teigiamas. Aš suprantu, va čia iš sąlygos, kad x daugiau nei 0, pats tiek suprantu. Ane? Ir tuo intervalų metodu pasprendžiam. Pažiūrim, kas tas 8, ar minimumas ar maksimumas. Pagal sąlygą turėtų būti maksimumas. Pagal sąlygą. Įsistatom kokį nors iš šito intervalų 10, čia 10 statau. 10 statau į išvestinę. Kur ta mano išvestinė? Aš ją radau. O, Jėzus Marija. Palaukit, aš radau išvestinę? Aš neradau išvestinės. Viskas pabiro. S atbulinis. Atbulinis. Kur mano išvestinė? S išvestinė nuo x yra 16 minus 4x. Pagaliau radau išvestinę ir ją lyginu 0. 16 minus 4x lygų 0. Tai x bus lygų 4, tik vieną x gavau. Va, išvestinę visada apsibraukit. F išvestinė nuo x, F nuo x. Tas ketvirtas greičiausiai bus maksimumas. Visgi 4. Statau kažką iki 4, tarkim 3 statau čia. Tai ką aš gaunu, faktas, kad pliusą. Paskui gaunu minusą. Op, op. Tai reiškia, šitas taškas pasirašau, kad yra maksimumas. Pažiūrim, ko manęs paklausia. Kokie turi būti matmenys, kad plotas būtų didžiausias? Tai reiškia, darželį dar kartą nusibrėžiu. Darželį. X jau gavau. Tai čia 4. O čia mokėsiu atimta, ne? Iš 16 atimu 2 kart 4. Prašau atsakymą. 4 ant 8 metrų. Tai gali būti uždavinys už 3 taškus. Tai gali būti uždavinys už 3 taškus. Aš jį pilnai sprendžiau. Ką aš padariau, neradau išvestinės ir jūs manęs net nesustabdyt. Jūs nesustabdyt. Aš su funkcija iškart ją lyginu 0. Ne funkcija lyginu 0, o išvestinę funkciją turiu lyginti 0. Tik tada gaunu kritinį taškus. Tik tada gaunu kritinis. Kritiniai. Viskas jau jūs čia pajusit. Jūs jau pajusit. Dabar aš jums sudarysiu tik tai funkcijas. Aš nespręsiu į galą. Matote, kiek aš užtrunku. Sudarysiu tik tai funkciją. Skaičių 18 išreikš dviejų teigiamų dėmenų suma, kad jų kvadratų suma būtų mažiausia. Gerai, pasižiūrim. Skaičių 18 aš galiu išreikšti kaip. Vienas yra x, o kitas yra 18 minus x. Aš teisybę šneku, visada taip yra. Ne? Vienas yra, pavyzdžiui, 10, o kitas iš 18 atimu 10 gauna 8. Gerai. Kad jų kvadratų suma būtų mažiausia. Čia mano pirmas skaičius, šitas x kvadratu plus 18 minus x kvadratu. Tai ir yra mano funkcija. Ką toliau darau? Susitvarkau ją. Randu jos išvestinę. Nepamirštu. Randu jos išvestinę. Jos išvestinę prisilyginu 0. Braižau lentelę. F išvestinę. Įsivaizduos, kiek čia darbo. Čia sudedu kritinius taškus, nežinau, kiek aš jų gausiu. Ir tada kažkuris bus mažiausia, tai čia greičiausiai padarys, kad būtų minimumas. Easy money. Pajauskit šitą, aš noriu, kad jūs pajaustumėt šitą. Visada bus. Visada bus. Žinot, ką prasitrinam, ne? Prasitrinam, mums čia pasuflero atsakymą. Sako, parodykite. Sako, parodykite. O mes nenorim pasakytų atsakymų,
o mes norim patys mokėti parodyti. Pažymėję vieną stačiakampio kraštinėje x, parodykite, kad perimetras yra ten toks, koks parašytas. Reiškia, stačiakampio plotas yra duotas. Stačiakampio plotas yra duotas. Čia pažymėsiu x. Čia kol kas laikinai pažymėsiu y, ne? Laikinai. Ir man duota s yra lygu tram 6. Tai reiškia, pirmas. Aš suprantu, kad x kart y yra tram 6. Tai y yra tram 6 iš x. Sutarėm, nes abi pusės padalinau iš x. Aha, tai y prasitrinu, y jau man nebereikalingas. Šita kraštinė išreikšta per x atrodo taip. Ir dabar stačiakampio perimetro funkcija yra x plus x plus x plus ir šitos dvi kraštinės. Tram 6 iš x plus tram 6 iš x. Nu, sudedam x plus x bus 2x. Šitą su šito sudėjus gaunu bendras vardiklis x, ne? Bendras vardiklis x, o viršų susideda 7,2. Atsigaidinu. Prašau, turim. Turim funkciją. Čia šitas buvo palengvinimas, nes jinai duota. Dažnai duoda net egzamine. Bet aš pats moku. Laikinai pasižymiu y yra galingas ginklas. Gal jūs šitos išvestiniais nemokėsit rasti, tai dar surandam. P išvestinį nuo x. Dviejų x išvestiniai yra 2. Atsimenat, kaip aš skaičiuodavau šitą išvestinę, kokiu čytų skaičiuoju. Sakiau, šitą padinat laipsnį, ne? Padinat laipsnį per 1x kvadratu. Čia dedat minusą ir tą laipsnį su šito sudauginat. Čia tas čytas, kurį aš esu jums įmetęs. Bet nenorit, tai jūs darykit taip. 7,2, čia x minus 1, šito daikto išvestinį, taip ir yra. Šitas keliasi čia žemyn. Tai bus minus 7,2, x minus 2, jį sutvarkau, tai bus minus 7,2, o šitą nugrūdų į apačią, x kvadratu, aš visada jau seniai būnu gavęs šitą daiktą, kai x apačio, aš seniai būnu gavęs šitą daiktą. Tai va, judam toliau. Vėl galėtų man čia neduot. Parodykite kažką. Aha, bandysim parodyti. Nu, kai žinom atsakymą, tai vėl. Judam toliau, kas duota tūris. Man duota tūris. Tai laikinai ilgį pažymėsiu y. Laikinai y pasižymėsiu kaip ilgį. Nes būtent tūriui reikia ilgių. Pirmas mano veiksmas, aš suvokiu, kad x kart y yra 8. Va, ką man tūris padės? Man tūris padės surasti laikiną y. Įsireiškiu y, tai padalinu abi pusės iš x kvadratų, nes čia kaip ir x kvadratas, ne? Nu, biškutį gal. X kvadratu lygu x kvadratu kart y lygu 8. Tai y yra 8 iš x kvadratu. Prasitrinu y, jau jis man nebereikalingas, šita kraštinė yra 8 iš x kvadratu. Antras, einu pažiūrėti, ko manęs prašo. Pažymėjom, pagrindu, parodykite, kad dėžutės paviršiaus plotas, aš būnu toks atsargus. S nuo x būnu toks atsargus. Žiūrėkit. Šitos dvi sienos paviršiaus plotą, kaip skaičiuoju, šitos dvi sienos, nu tiek suvokiu, kad jos vienodos. Tai apatinė, x kart x yra x kvadratas. Nu tai aš suvokiu, kad 2x kvadratai. Šitos yra x kvadratas ir šitos x kvadratas. Tiek suvokite, ne? Čia grindys. Tik grindų. Grindų yra x kvadratu. Antras. Šoninės sienos plotas. Palaukit, aš labai atsargus jau būčiau. Šoninės sienos plotas. Vienos šoninės sienos plotas yra x kart 8 iš x kvadratu. Čia biškiai apsiprastina, gaunasi 8 iš x.
viena šoninė siena, bet jų yra 4 vienodos, nes ir šita kraštinė x. Jei ten būtų ne x, tai vėl turėčiau daryti trečią veiksmą, bet kadangi jinai x, aš suvokiu, kad 8 iš x aš turiu dauginti iš 4. Jo, tai 8 iš x aš turiu pat 4 buvint, kad gaučiau tas 4 sienas, tai bus tram 2, šie 4 pirmosios tram 2 iš x atsihaidinu, matau tą patį, aš jau turiu šitą funkciją. O kai turiu funkciją, mažiausiai popieriaus, daugiausiai popieriaus, žodis daugiausiai, mažiausiai, jis sako, ieškok tos funkcijos išvestinė. Ką daro egzaminas? Ta funkcija duoda, tu nemoki įrodyti, ne? Ką darai? Nemoki įrodyti, nieko tokio. Neįrodiniai, atsakiniai šitą. Ką reiškia atsakiniai šitą? Visada paskaičiuoju jos išvestinę. Skaičiuojamus išvestinė bus 4x, šitas žemyn keliauja, ne? O atsimenat šitą jau gal po biskį? Apatiniam padidinu laipsnį, užmetu, pakeičiu ženklą, kas buvo prieš jį, ir sudauginu šitą su viršum ir gaunasi tram 2. Štai. Dar sakysit, gal nemokat įspręsti šito, jeigu aš prisilyginsiu 0. 4x minus tram 2 iš x kvadratu lygu 0. Kažkai nemokėtumėte įspręsti. Visų pirma, x nelygu 0, bet man x 0 nedomina. Aš tai spręsčiau taip, šitą tram 2 mešiu į kitą pusę. Aš cheateris esu. Tram 2 iš x kvadratu, bet palaukit, čia nebus. X trečiųjų gausis. Nieko tokio. Bandom. Dauginam skersai. Bam. 4x trečiųjų lygu tram 2. Čia bus gerai. Abi pusės padalinu iš 4. X trečiųjų lygu 8. Iš abiejų ištraukiu kubinę šaknį iš abiejų. Tai x lygu 2. Aš jau garantuoju, kad atsakymas bus kažkas su dvejetu. Bet kokie turi būti matmenys, ne? Kokie turi būti matmenys, va. Įdomus klausimas. Ta dvejetą reikia įrodyti, kad jis yra minimumas. Čia pasižymė minimumą, f išvestinį nuo x, f nuo x. Minimumas, tai greičiausiai čia bus minusas, čia pliusas, galite patikrinti, statyti vienetą kažkur tai, kur čia išvestinė, va čia vienetą įstatau. 4 atimt tram 2 iš 1, tikrai minimumas, jo, tai čia minimumas, viskas, tas 2 yra atsakymas, bet manęs prašo matmenų. Naudoju čia 2, bet čia kiek bus. Irgi gal 2 gausis, 8 iš 2 kvadratų. Keistai, bet man gaunasi 2 ant 2 ant 2. Man toks atsakymas gaunasi. Tai va. Čia su integralais jau labiau. Laukit. Ką aš norėjau su šito pasakyti? Kai integralus praeisim, tada šitą tikrai spręsim. Ką aš norėjau su tuo pirma dalim pasakyti? Kad nebėgtumėt nuo šito uždavinio, parodykite, kad susikirtimų taškų abscisės yra 0, bet jeigu mes jų nežinotume visai, sakys, raskite susikirtimo taškus. Pirmą, matau pats, kad 0, o antra, tokia neaiškiai. Galite atsinešti liniuotę, įsimatuoti, kiek čia gali būti. Galite spėti. Bet čia atsakymas, tai nebus su skaičiumi, nes matot, kad čia tokie užrašai. Kadangi devintokus, kaip ir dabar mokinu, jeigu viena funkcija, pavyzdžiui, f nuo x yra lygu x kvadratu, o kita funkcija yra, pavyzdžiui, tarkim 16, jau šitą aš jums rodęs, ne? Tikrai rodęs. Kaip tu gauni jų susikirtimo taškus? X kvadratų funkcija atrodo taip. 16 funkcija atrodo taip. Ir jie susikerta 2 kartus. Jau mes žinom, kad ant minus 4 ir 4. Bet klausimas, kaip tu gauni ne grafiškai? Visada sulyginu. Sulyginu ir sprendžiu. Tipo, x kvadratu lygu 16 ir gaunasi minus 4 ir 4. Lygiai tą patį ir čia darau. Lygiai tą patį ir čia bandau daryti. 2x plus ax kvadratu lygu minus x.
Ir bandau kažką daryti, bandau čia kažką daryti. Vien tu užrašė šitą daiktą, jau galbūt gausi vieną tašką. Jau gal gausi vieną tašką. Mesi x į vieną pusę, gal dar kažkas įvyks gero, ne? 2x plus ax kvadratu. Ai, palaukit. Čia gausis 3x. Kai aš metu į tą pusę, čia draugai, tai 3x plus ax kvadratu yra lygu jau šitoj pusėje 0. Įsikeliu x prie skliaustelius. X prie skliaustelius. Skliaustuose gaunasi 3 plus ax lygu 0. Tada atsimenam mūsų pagrindinį ginklą. Kažką 2 sudauginu, man reikia gauti 0. Tai tas a lygu 0 arba b lygu 0. Reiškia x lygu 0. Tai ir yra mano pirmas susikirtimo taškas. Įsprendžiau. Arba 3 plus ax lygu 0. Skaičiuoju. 3 metu į kitą pusę, minus 3. Ax yra lygu minus 3. Viską pasidalinu iš a, nes a tai yra kaip skaičius. X yra lygu, šitą prasitrinu, kad man būtų vietos spręsti, minus 3 iš a. Atsihaidinu. Prašau, turim. Geras uždavinys. Galiausiai, kai mes jau ištyrinėsim visas temas, visas funkcijas, visą kitą, tai va tokių dažniau spręsim. Nes jau tokį mums turi būti lengvi. Va tokie. O va tokį, tai jie turi savo cinkelį. Tas cinkelis man labai patinka. Kad tu darai tą patį, kad tu su lygtais darai tą patį, bet čia taip keistai gaunasi viskas. Bet vis tiek darai tą patį. Gražus. Man šitas labai gražus uždavinys. Aš jį radau Mockoje, aišku. Iš Mockos rankiosiu, paskui jau rankiosiu. Tai yra sunkiausias darbas, kad nespręst nesąmonių. Nes daug žmonių sprendžia nesąmonės. Ir gaišta savo brangų laiką. Ką dar aš čia noriu? Susikurt funkciją yra sunkiausia. Dabar va iš tokių, kai tau lankstyti reikia į viršų, susikurt funkciją yra jau čia gan sunku. Kiek aš jau užtrukęs, jau valandą sprendžiu. O aš dar įsimečiau, žinot, ir random uždavinių. Įsimečiau random. Matot, kiek aš planavau. Random įsimečiau uždavinių. Aš čia jums tik pradėsiu, bet aš pilnai nedarysiu, nes šitas uždavinys iš vis didelis. Stačiakampio formos lakšto, kurio ilgis 8 cemų, plotis 5 cemų, reikia pagaminti atvirą didžiausio tūrio gretasinio išpjaunant kampuose kvadračiukas. Tai tas kvadračiukas ir bus tie x-ai. X. Aha. Aš suprantu, kad visa apatinė kraštinė bus 8 cemų. Tuo čia mes iš tikrųjų išspręstume labai greitai. Oi. Aš suvokiu, kad mano visa apatinė kraštinė 8 cemų. Visa jinai. Visa. Bet kai aš lankstau, man lieka tik šita dalelė. Klausimas. Taigi aš apie dėžutę šnekėsiu. Šita dalelė bus 8 minus 2x. Kas suvokiai? Aišku, kad suvokiai. Iš 8 išėmiau 2x. Ir gavau va šitą ilgį. Jau dėžutės ilgį aš turiu. Lygiai taip pat. Po vakarienės, norisi sakyti. Op. Čia 5 cemų. Vėl aš turiu išimti 2x, ne? Aš šitos neturiu nenaudoti ir man įsilankstyti. Mano plotis dėžutės bus 5 minus 2x. Gražu. Ir tada, kas bus mano dėžutės aukštis? Kai aš lankstau, va šitą dalelį ir bus tas dėžutės aukštis. Tai tiesiog paprastas x. Va čia yra sunkiausia dalis visų šitų uždavinių, čia sunkiausia dalis. Kaip viskas per x čia atrodo. O tada viskas standart. Pasiskaitom, ko nori.
didžiausio tūrio tikiuosi. Tūrį tai reikėtų sudauginti. Didžiausio, jo, tūrio. Tai reiškia, mano tūris nuo x, mano apskritai tūris yra a kart b kart c, pasikartojom 5 klasę, ne? Bam, bam, tik aš 5-okam šitą paišau. A kart b kart c. Dabar aš 5-okam parašau ilgis, kart plotis, kart aukštis. Ką čia darau? Nu tą patį. Man atrodo, kad aš įspręsiu dabar jau iki galo, užsikabliavau ant šito uždaviniu. Kart x. Žinot, ką aš turiu? Aš turiu fotometą, man atskliaus. Manot, aš čia atskliaudinėsiu dabar. Užsikabliavau, kažką gausiu. Gavau kažkokį labai šlykštų daiktą. 4x trečiuoju minus 200 šiam x kvadratu plus 4000 x. Tada standartiniai dalykai. Skaičiuoju išvestinę. Gausiu 12x kvadratu minus šitas žemyn bus 5, 20, ne. 2 šiam kart 2. Kiek yra 2 šiam kart 2? 2 šiam kart 2. Tikrai 5,20. X plus 4000. Šito daikto išvestinę paskaičiavau. Mano išvestinė yra va. Savo išvestinę prisilyginu 0. Labai gražus uždavinys. Žinot, kodėl sprendžiu? Todėl, kad noriu pažiūrėti, ar aš gausiu gerą atsakymą, ar kažkur neužgrybau. Ar kažkur nepripjau. Fotkinu fotometu. Man duos x1, x2. x1 yra 10. x2 yra kažkoks labai keistas 33 sveiki ir 1/3. Gal tas 10 mano atsakymas. Žinot, kodėl trim 3 jau išbrokuoju? Pažiūrėkite, aš čia įstatau trim 3. Aš gaunu minusinę kraštinę. Ate atsakymą. Man nepatiko ir išvaizda jo, ir dabar aš jau supratau, kad jis tikrai netinkamas, tai aš tik 10-uką turiu patikrinti. F išvestiniai nuo x. F nuo x, mūsų standartai. Įsistatau 10-uką. Aš garantuoju, palauk, koks čia turi būti didžiausias, mažiausias. Daugiausia. Tai greičiausiai čia bus max. Nu, galima patikrinti, kur tu mano išvestinį. Oi, kaip čia tikrinti, nu, kokį vienetą įsistačius. Iš 12 atimu 5,20, bet pridedu 4000, tai čia bus tikrai pliusas. Tai tada bus minusas. Bam, bam. 10-ukas yra max. 10-ukas yra max. Visi supranta šitą lentelę. Ir tada, kiek daugiausia kubinių decimetrų vandens tilptų tokiam, kiek daugiausia kubinių decimetrų. Tai aš turiu nusibrėžti tą čia kampį ir su tuo 10-uku dirbti. Ką aš suvokiu? Kad aukštis tai 10. Ką aš dar suvokiu? Iš P atimu 2 kart 10, čia bus 30. Ir dar čia. Iš 8 atimu 2 kart 10, tai iš 8 atimu 20, čia bus šiam. Tai tūris to tikrojo stačiakampio yra šiam kart 30 kart 10. 6 kart 3 yra 18 ir dar 3 nulius privarau. Pala, čia cemai, ne? Cemai kvadratu, kubu. Cemai kubu tai nėra litrai. Kubinių decimetrų reikia paversti. Tai 18. Ar aš gau teisingai? Štai kur klausimas. Užsikabliavau ant šito uždaviniu. Kablys pagavo. 18. Tiesiog gražu. Niekas nieko manęs neklausia. Visi viską supranta. Klauskit ko nors. Gal kažko nesuprantat. Ar jūs patys padarytumėt šitą uždavinį? Štai kur klausimas. Spėju, daug kas ne, bet daug kas ir jo. Daug kas pagavė kampą, ką aš čia veikiu. Susikuriu funkciją, lyginu ją 0, tą patį veikiu. tą patį veikiu. Viskas su išvestinį mes būsim jau patyrę. Kodėl šitą įsikėliau? Todėl, kad aš maniau, kad aš spėsiu integralus, bet, nebūtinai spėsiu, bet ką aš noriu pasakyti dabar apie šitą uždavinį? Greitai šitą padarom, jau viskas. Dabar random uždaviniai. Viskas apie išvestinės aš jau finišavau, supratot, kad jos labai puikiai pasitarnauja žodžiuose daugiausia mažiausia.
Dabar, ką šitas va užrašas reiškia? Va šitas ką užrašas reiškia? Reiškia, kad mano x pirmykštėje yra -2, mano y yra 16. Tiek suvokiu, einu skaičiuoti pirmykštę. Pirmykštė funkcija, paskui jau suprantat, kad laipsnis padidėja, kaip aš ten užrašęs. Akcentuoju, tai yra laipsnis padidėja ir tas laipsnis keliauja žemyn. Pirmykštė funkcija, jei tu nemokėsi rast, bus labai blogai. Kodėl? Todėl, kad paskui plotai nepasiskaičiuos. Tai laipsnis, dabar iš pačių skaičiuoju šitą, tai 0,5 x kvadratu iš 2. Tai prašau, o skaičių tik prilipinu. Tai -5x. Šitą susitvarkau, skaičiuotuvą įsivedu, kas yra 0,5, tai 1/2. Tai čia gal bus x iš 4. Aš darau x kvadratu iš 4. Greičiausiai čia tai bus. Galite įsivesti šitą, pažiūrėti, ar 1/4 gaunasi -5x. Ką aš pamiršau? Aš pamiršau, kad tai yra +c. Jei man neduotas taškas, tai taip ir palieku, bet jis duotas. Aš tikiu, kad duos šitą uždavinį irgi, va šitą uždavinį, ras konkrečią pirmykštę funkciją, o ne begalinę pirmykščių funkcijų. Tai reiškia, vietoj x jūs statysit -2, o vietoj y statysit 16. Aš to dabar nedarysiu, pasiskaičiuoti iki galo c ir parašyti funkciją pirmykštė funkcija su c raide reikės x kvadratu iš 4 - 5x plius, tarkim, c gausit kokį nors 6, ne? Tai yra tik viena pirmykštė funkcija. O jūs žinojot tą laiptelių sistemą, ne? Pirmykštės funkcijos išvestinė yra pagrindinė funkcija. Paskaičiuom išvestinė. 2 žemyn, tai ir bus 0,5x - 5, o 6 išvestinė, skaičiaus išvestinė, nepamirškit, kad skaičiaus išvestinė yra 0. Tai reiškia, kaip ir vietoj c galiu įstatyti bet ką, bet kai man duoda tašką, tai jis jau yra ne bet kas, o konkretus c. Konkretų c greičiausiai reiks susiras, bet apie kai integralų šnekėsim, tai šnekėsim kitą kartą. Viskas, dabar dasimušam. Dasimušam su random uždaviniais, su random VBE galimais uždaviniais. 26, o aš startau 19-15, bet aš dar nepavargęs, ką aš įsimetęs su random uždaviniais. Apie vektorius biškiai, apie vėl nelygybės, visokių čia baisybių. Šitą jau sprendžiau, aš į pirmą vietą įsimečiau. Labai gražus uždavinys, man labai patiko, šitą trinam. Pažiūrim, kol mes pavargsim, kol mes nepavargsim. Šitą jau aiškinau 100 kartų, bet kad nepamirštumėt. Jo. X kvadratu - 3x yra lygu 0,5 -2. Nepamirškit šito manevro, ne? Nepamirškit, dar kartą rašau. Log 2. Tarkim, čia rašau 8 lygu 3, tai tas 8 yra 2/3. Tas, kas čia parašyta, čia šitas manevras labai pastarnavo. O atsimenat, tai čia būtų daugiau, tai numetus būtų mažiau. Jau mes sprendėm manas pamokas. Ir viskas, ir čia pasipila už taip. X kvadratu - 3x. Dabar 0,5 - 2 jūs skaičius, bet pažiūrėkit, koks aš gudrus. -2 yra tas pats, kas 2/2. 2/2 yra 4. 4 metu kitą pusę, -4 lygu 0. Sprendžiu šituo metodu, kurį aš mėgstu, jūs ne. 4,1, šitam dedu minusą, šitam dedu pliusą. Per daugybę turėjau gauti šitą, per sudėtį turiu gauti šitą. Čia yra Vieto teorema, arba atspėk metodas. x1 yra 4, x2 yra -1. Ir aš garantuoju, kad viens kažkuris iš jų netiks. Aš garantuoju. Duodu jums garantiją. Kad viens netiks, į egzaminą tai padarys, kad viens netiks. Kuris netiks, jūs galite įsistatyti į šitas 2 vietas ketvirtą, ar pažiūrėti, ar gauna tą, arba galite visą lygtinę susivesti, man atrodo, skaičiuotuvu. Bet nepamirštat, kad gali būti uždavinys tiesiog su apibrėžimų sritim. Čia nusirašai, skaičiuoju apibrėžimų sritį. Matot, aš kartojuos jau, ne? Pamoka iš pamokos aš kartojuos. Daugiau už 0. Susirandu x1, x2, x +
isosceles x minus 3 daugiau už 0. Žinau, kad, ką darau vis tiek naudinga, nežinau, kad vieną nelygybę jums reikės įspręsti. x1 yra 0, x2 yra 3, įsideda 0, 3, parabolės metodas, plus, minus, plus. Mano atsakymai tinka tik iki 0 ir tik nuo trejeto. Kas man netinka? Man netinka. O gal tinka minus vienetas? Gal abu tinka? Pagal apibrėžimo sritį man abu tinka. Nusifotkinsiu dabar su fotometu iš visą tą pagrindinę lygį. Ai, kad abu ir tinka. Jo, abu aš juos čia galiu įdėti, ne? Abu galiu įdėti, abu ir tinka. Nuo 0 iki 3. Jo, abu tinka. Ketvirtas patenka į apibrėžimo sritį. Minus vienas irgi patenka į apibrėžimo sritį. O apibrėžimo sritis yra, tingiu rašyti. Matot, kad du labai įkyrūs intervalai. Judam toliau. Matot, aš ėjau per tempus ir rankiojau, kurie gali būti geri uždaviniai. Ar gali būti nors vienas iš tų uždavinių? Aš garantuoju, kad bus nors vienas iš tų uždavinių. Ir aš jums sakiau, žodį kolinerus x2 iš x1 yra lygu y2 iš y1. Nepamirškit, čia iškart alert. Žodis statmeni x1, tai reiškia skalerinė sandauga lygi 0. y1 kart y2 lygi 0. Va, jau jei šitą atsiminsit, šitas uždavinys įsprendžia juokingai, tiesiog sustatyti viską. Viskas, pasibaigė uždavinys, ką tik, nes aš pasakiau pagrindinį dalyką. Čia susistačius jūs apskaičiuosit, ne viską. Įsistačius apskaičiuosit viską, bet nepamirškit kolinerus, tai sudalinat koordinates, o statmeni sudauginat koordinates ir gaunat 0, jei žodis statmeni. Garantuoju, kad vienas toks bus. Žiūrėkit, ką aš padariau. Oi, koks aš čia. Matot, koks aš. Duoti du vektoriai, nustatyti k reikšmes, visas k reikšmes, su kuriais vektoriai yra kolinerus. Matot? Tai buvo pernai per pagrindinę sesiją. Matot, koks aš suktas. Įmečiau tipo garantuoju, kad bus, o buvo jau. Va, buvo. Tik atpažinkit koordinatis, ne? Čia x1, čia x2. Tai sudalinat 2 minus k. 2 minus k iš dvejeto yra lygu y sudalinat 4 iš minus k. Fotkinu fotometu, nes čia jau liko juokingas dalykas įspręst. Dauginat skersai, arba, man atrodo, sprendžia skaičiuotuvas. Kadangi žodis visas k reikšmės, tai greičiausiai jų yra ne viena. Man išmetė atsakymą minus 2 ir k2 lygu 4. Easy ir visada šitas būna. Gal kitais metais bus su kuriais vektoriais statmeni. O gal bus dar kolinerus ir priešiniai. Tai turėsit atsiminti vieną dalyką, kurį jeigu čia sudalinat ir gaunat pliusą, tada vieną krypčiai. Tai pasirinksit ką reikšmę, tada pasirinksit ką reikšmę, kuri duoda pliusą į vieną krypčiai. Priešiniai turi duoti minusą čia įsistačius. Tikiu, supratot, ką pasakiau, bet aš tai aiškinsiu rytoj 11-okam dar. Atsiųsiu ir jums pamoką, arba junkitės į tą pamoką. Už 3 taškus čia kosmosas, už 3 taškus. Mes su 11-okais tokius darom, už 3 taškus. LG duoti šitie. Matot, čia pernykštis uždavinys, pernykštis. Tokie 3 taškai, taip lengvai jų negalima paleisti. Apskritai, negalima paleisti, švis, negalima, jokiais būdais. Matot, kad čia pagrindas LG, o čia nėra LG pagrindo. Tai reiškia, pasidarysit. Log 2,15, įsivedam pagrindo keitimą. Pagrindo keitimas LG. Matot, aš sprendžiu tuos uždavinius, kurie tikrai yra standartiniai, tie reikalingi uždaviniai. Šitas reikalingas. Prikeitinėt logaritmų. LG viršų rašau 15, apačioj 2, aš LG2 jau turiu. Neturiu. O, čia nebus taip paprasta. LG2. O. LG15 įskaido 3x5, čia viršui bus gerai. LG 3x5. O ką man su LG2 daryti?
LG2. Kas man duos patarimą? Ar palikti LG2? Jūs jau tikrai turėtų spręsti per nykštį. Jūs turite žinot, gal per dalybą jis reikš dvetą. Vėl kaip anakart atsimenat. Dvetas yra 10 dalinti iš 5. Nice. 10 dalinti iš 5 yra dvetas. Gerai. Daugyba keičiasi į sudėtį. LG3 plus LG5. O čia LG10 minus LG5. Viskas. Aš turiu, viršų turiu tiesiog A plus B, o apačioje turiu 1 minus LG5 yra B. Va. Dabar didysis klausimas. Kas būtų, jei jūs viršui gautumėt A plus B, o apačioje paliktumėte LG2? LG2 tai yra kažkoks skaičius, ne? Jo. Kas duotų 3 taškus? Nu, man čia didelis klausimas. Gal 2 duotų. Nežinau iš tikrųjų. Bet mes jau pasimokėm iš anos pamokos, kas dalyvauja visose pamokose. Tu gali tą skaičių ir per dalybą. Kodėl man 10 patinka? 10 man patinka todėl, kad LG pagrindas ir yra 10. O, geras uždavinys. 3 taškus pasiėmiau, bet aš manau, kad lengviau pasimsiu. Čia, man atrodo, viskas lengva. Bet va tas dvetas man sugadino gyvenimą. Bet va. Logaritminė lygybė jau 100 kartų sprendęs, jau atsibodo. Tik tai aš parodysiu. Atsimint. Pirmas. Spotinam pagrindą. Ir keičiam ženklą, nes jis mažesnis už vienetą. 7 plus x. Bam bam. 5x minus 4. Nespręsiu aš tikrai. Ir tada antras. Dar apibrėžimų sritį. Apibrėžimų sritis. Sritis. Reikia sistemos. 7 plus x daugiau už 0. 5x minus 4 daugiau už 0. Aš garantuoju, kad bus logaritminė lygybė. Aš garantuoju. Garantuoju, kad bus. Nepamirškite apibrėžimų srities. Apibrėžimų sritis, tai kas po logaritmo parašyta, tai yra daugiau už 0. Jau kartojuosi, ne? Bet aš turiu kartotis, kad jums ir dabar čia sprendžiu ir paskui suvedu į vieną atsakymą. Suderinu. Kas čia per uždavinys, ne? Koks įdomus, koks keistas. Bet čia iš Mockaus, iš 11 klasės, aš 11-okam šiandien namų darbų tokį uždavinį. Rask A iš B, jei duota toks, kaip čia. Jei duotas toks. Aš savo 11-okų A lygį turiu, tai aš juos daužau kaip reikalas. Aš duodu jau dabar sunkius. Visų pirma, 2,7 ir 8,1 viskas pasikeičia per trejetą. 3 trečiuoju A-tuoju yra lygu 3 ketvirtuoju B-tuoju. Tai reiškia, susidaugina 3, 3A yra lygu 3, 4B. Ne? Trejetai nusimuša, čia kaip rodiklinės lygtis spręsti. 3A lygu 4B. Man reikia tokios formos. Rask A iš B. Abi pusės pasidalinu iš B. Tai gausiu 3A iš B yra lygu 4. Abi pusės pasidalinu iš 3. Atsikratau dar šito nuo tos pusės. A iš B yra lygu 4 trečiosios. Prašau, vedu, jei čia būtų koks nors atsakymus, įvešiau 4 trečiasis. Jeigu manęs paprašytų B iš A, tai įvešiau 3 ketvirtasias viską apvertęs. Labai gražus uždavinys. Užtrukau keletą sekundžių, bet gražu. Ar jūsų gali tokio paprašyti? Nu, kodėlgi ne? Pajauskit vienodus pagrindus. O čia ką aš padariau, tai čia tiesiog reguliariai pagaminau tą A iš B dalmenį pagaminau. Jo. Supratot. Šitie uždaviniai apskritai man labai patinka. Nes žmogus suvokia, ką daro. Funkcijos reikšmių sritį suras tokio uždavinio. Vertinamas kaip labai sunkus tipo uždavinys, nes čia, pirmas dalykas, ką žmonės padaro, tai pabėga nuo tokio uždavinio.
Antras dalykas, kai jau supranti, tai supranti. Kai jau supranti, tai supranti. Išnarpliuojam šitą uždavinį. Anąkart sakiau ir sakysiu jau visus kartus. Sinus X grafikas atrodo taip. Tarp vienetų ir minus vienetų banguoja, ne? Ką daro 3x? 3x sutankina bangavimą. Rodžiau jum anąkart, sutankina. Tai jis reikšmių srities nekeičia. 3x man nerūpi. 2 reikšmių sritį keičia. 2 reikšmių sritį keičia. Antras. Kaip atrodo sinus x padaugintas iš 2? Jis jau banguoja tarp dvejetų ir minus dvejetų. Jau šitą įsiaiškinau. Tarp dvejetų ir minus dvejetų. O ką daro minus 5? Paleidžia per 5 žemyn viską. Tai reiškia, jei, suprantat, kad čia viskas pakris per 5 žemyn ir šitą pusę, ir šitą pusę, tai jeigu šito reikšmių sritis, pavyzdžiui, šito sinus 2x reikšmių sritis y priklauso intervalo nuo minus 2 iki 2, tai atėmus 5, kaip ir iš abiejų, mano galutinis atsakymas nuo minus 7 iki minus 3. Žymiu šitą atsakymą. Gražus uždavinys. Gražus uždavinys, supratimo uždavinys, jokio sprendimo, tik supratimo. Tik supranti, kaip sinusas banguoja ir važiuoja. Tu tik supranti, kad sinusas įgyja max 1 ir mažiausiai minus 1 ir važiuoja. Tik supranti, ką dabar ką tik pasakiau, ir mano toks klausimas 5 minus sinus, palaukit, kitaip. Koks nors 3, o čia 1 minus sinus kvadratu x, manęs gali paklausti, kokias reikšmes įgyja, arba iš vis manęs paklausti, kokią didžiausią ir kokią mažiausią reikšmę įgyja. Ką darau? Vietoj viso sinuso įsidedu vienetą, dar 0 įsidedu visada ir minus vienetą. Aš jums sakęs tą cheat code'ą. Sinus x dedi vienetą, sinus x dedi 0 ir sinus x dedi minus vienetą. Aš visokių cheat code'ų sukūręs, aš tik nežinau, ar per vieną pamoką jūs čia iš vis atsiminsit, ką aš čia šneku. Tai čia įsidedu. Kaip ir 1, 0, tik tas vienetas čia jau blogai, gal kokį ketvirtą reikia dėti, kad nesigautų pačią 0 su kažkuriuo iš tų. Ką čia gero? Čia mūsų standartinis uždavinys. Aha, 3 liko uždavinė, ne? Čia mūsų standartinis uždavinys, aš matau modulis iš karto. Ką aš čia matau? Šitą pirmai sprendžiam, nes matau modulį iš karto, ne? Jau čia x minus 1 modulis, jau čia aš net nesakysiu kodėl. Aha, tada kažką x mažiau už vienetą, tai tarkim 0, čia įstatau, čia gaunu minusą, apsuku modulį 1 iš x minus 1. Tada viršui galiu įsikelti minusą prie skliaustelius. Skliaustuose bus x minus 1 iš x minus 1 ir įdedu skliaustelius, bam, bam, atsakymas minus 1. Atsakymas yra minus 1, šito labai lengvo, modulį matau kaip nuluptą iš karto, ko nori uždavinys. Čia matau modulį iš karto irgi. Iškart matau modulį. Visų pirma, Mockus, aišku, prikiaulina. Čia parašė 9, čia 18, ką aš suvokiu, kad 9 ir 18 susiprastina. Visų pirma, suvokiu, kad 9 ir 18 susiprastina, čia kvadratu liks, o ten nieko, ten liks x kvadratu, minus 10x plus 2,5. Šitas gražus uždavinys plus. Tai čia to kvadrato galiu rašyti, tipo šaknis liks. X kvadratu minus 6x plus 9. Jūs sakysit, o kur tu čia matai tą modulį? Taigi nėra apačioje kvadratu. Nėra kvadratu. Iš tikrųjų jis gimęs iš kvadrato, ne? Jis gimęs iš kvadrato. Šitas daiktas gimęs iš x minus 5 kvadratu ir ištraukiu šaknį. Dabar jau matot modulį. Šitas gimęs iš x minus 3 kvadratu ir ištraukiu šaknį. Tada šitie daiktai nusimuša į modulį. X minus 5, x minus 3. Ir tik tada griebiuosi tikrintuvo. Tikrinu tik moduliuose, bet šiuo atveju x tarp 4 ir 4 sveikų 1/2 vaėjus, koks mažas tarpukas. Tai koks 4,1, ne? 4,1. Čia gaunu minusą, čia gaunu pliusą. Tai čia nusimuša į 5 minus x, aš apsuku, kiti deda minusą prie skliaustelius. Čia gaunasi plus x minus 3, čia nieko nekeičia.
Šitie kaip ir nusiprastina, atsakymas 2. Toks reiškinys, o atsakymas 2. Nueinu į parduotuvę, sakau, man va šitą, pasverkit obuolių. Pasirodo 2 kilogramai, pasverkit obuolių. Nu, va. Apskaičiuok tangentą, kai kosinusas yra toks. Ir duotas ketvirtis. Ką aš čia norėjau parodyti? Kai duotas ketvirtis, tu iš karto turi suprast, kad pirmam ketvirtį kosinusas yra pliusas, sinusas irgi yra pliusas. O ne? Pats suvokia, bet aš jums daviau lentelę. O kaip tu rasi sinusą? Sinus kvadratu alfa yra 1 minus kosinus kvadratu alfa. Čia kaip Pitagoras. Aš tai matęs 0,8, aš matęs 100 kartų matęs. Tai sinusas alfa jau čia aš 100 kartų šituos sprendžiasi, iš karto galite pasitikėti, bus 0,6. 0,6 100 kartų matęs. Nu čia bandykite, ne, iš vieno atimsit 0,8 kvadratu. Pamamom gausit 0,36, ištrauksit šaknį, gausit šitą ir suprantat, kad turėsit atimti pliusą. Bet sako, paskaičiuok tangentą. O kad tangentą paskaičiuoti, tai dar turi suvokti, kad tangentas tai sinusas dalinti iš kosinusų. Tai reiškia 0,6 padalinti iš 0,8. Jau biškai per greit gal sprendžiu, bet nieko tokio. Kablelis persikelia per vieną vietą, tai 6 iš 8, 6 iš 8 yra 3 iš 4. Štai atsakymas. Tangentas yra 0,75. Viskas tikrai pakaks, jau užsiskubinau ant galo, bet čia tokie standartiniai uždaviniai, VBA 2 ir bus standartiniai uždaviniai. Iki kito karto visiems. Ate. Viso gero. So.